Problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Sveiki visi Jaunimo kodo klausytojai, su jumis sveikinasi aš Gabrielė Krulytė ir šiandien esu Kaune ir šalia manęs sėdi Mykolas Kriščiūnas, tai Jaunimo linijos Kauno padalinio vadovas ir psichologas. Labas Mykolai. Labas. Ir šiandien su Mykolu mes bendrausime apie socialinių tinklų žalą, tai tikrai tokia vis populiarėjanti tema ir vis dažniau yra iškeliama socialinių tinklų žala. Ir atrodo, bent jau man dabar žiūrint, mano akimis, kad kažkaip tokio sprendimo lyg ir nėra, bet gal mes šioje laidoje pabandysime tą sprendimą atrasti ar bent jau apie jį pamastyti. Tai Mykolai, tu vedi paskaitas, dirbi su jaunimu ir tikrai kalbi labai įdomiomis temomis, man teko matyti ir internete, kokias tu vedi temas apie ir perdegimą ar ne, ir kažkaip labai džiugu, kad tai darai. Ir tikiu, kad pastebėjai tą ir socialinių tinklų įtaką daromą jaunimui, tad ir norėčiau paklausti, kaip tu matai, kaip tie socialiniai tinklai pakeitė visuomenę ir kokią įtaką jie daro jaunimui iš tavo perspektyvos. Tai labai malonu visų pirma, kad pakvietei prisijungti čia prie jūsų. Galvoju, man pačiam yra, kaip pasakyti, iš asmeninės pusės, iš asmeninės patirties labai turbūt sudėtinga kalbėti apie tai, kad kaip pakeitė, nes aš pats irgi esu labai stipriai turbūt užaugęs toje aplinkoje, kurioje jau buvo socialiniai tinklai, mano paauglystėje jau jie tikrai jau buvo atsiradę ir turbūt įsivažiavo, galbūt būtent tuo laikotarpiu. Bet vertinant apskritai, kaip visuomenė veikia socialiniai tinklai ir galbūt kuo jie yra tokie išskirtiniai, lyginant su tuo, kaip anksčiau buvo, kaip galbūt prieš kelis dešimtmečius buvo, lyginant su tuo, kaip tie socialiniai tinklai vis tiek per paskutinius kokius 15 metų išpopuliarėjo. Tai turbūt vienas dalykas, man visą laiką norisi labiau pradėti nuo tų tokių gal teigiamų kažkokių tai akcentų ir viso ko, tai vis tiek, tai yra toks, socialiniai tinklai yra labai unikaliai jungiantis toks dalykas, reiškia sujungiantis žmonės, galbūt atranda žmonės ir su panašiais pomėgiais kitų kolegų, kažkokių tai draugų ir panašių žmonių. Taip pat man atrodo, kad tai yra ir iš visuomeninio judėjimų pusės, kad labai atsirado galimybė susiformuoti kažkokiam tai grupėm ar susiformuoti kažkokiam politiniam judėjimam ar panašiai, kurie tikrai labai tą visuomeninį audinį, man atrodo, pakeitė. Ir bent jau visiškai kitaip jisai pradėjo formuotis negu anksčiau socialinių tinklų dėka. Be abejo, socialiniai tinklai reiškia tuo pačiu, kad labai daug to socialinio gyvenimo, kuris anksčiau galbūt vykdo gerokai labiau akis į akį ar gyvai, jisai persikelia į tą jau tokią vadinamą kibernetinę erdvę, skaitmeninę erdvę tokią. Tai būtent tai ir pakeitė, man atrodo, ir tokį ir žmonių galbūt bendravimą, ir žmonių santykiai vieni su kitais, ir galbūt dar pafilosofuosim, dėl ko galbūt tai galėjo nutikti, bet iš esmės tai manau, toksai vienas iš esminių dalykų, kad tas bendravimas tiesiog galbūt pasikeitė žmonių tam tikrais būdais, bet negaliu sakyti, kad jisai visiškai kažkaip tai suprastėjo ar panašiai, tiesiog jo galbūt forma pastaruoju metu pasikeitė ir tam labai stipriai įtaką socialiniai tinklai galėjo turėti. O ar manai, kad dabar mes turime tokią net priklausomybę nuo socialinių tinklų, ar pastebi tokią problemą, kad gal jaunimas susiduria su tuo ir tenka net spręsti tai? Tai su tom priklausomybėm yra toksai sudėtingas dalykas, man pačiam yra tekę per gyvenimą dirbti ir tiesiogiai su priklausomybės ligų centre ir tenka dirbti privačioj praktikoje su žmonėm, kurie galbūt yra linkę į priklausomybę. Kalbant apie tas priklausomybės, kurios yra susijusios kaip čia pasakyti, ne su medžiagų vartojimo, kaip galvojame apie tradicinės tokias priklausomybės, tai ar tai narkotikai, ar alkoholis, ar dar kažkas, tai apie tas priklausomybės, kalbant tokias su veiksmais kažkokiais pasikartojančiais susijusias, tai pavyzdžiui, ar tai būtų socialiniai tinklai, ar ką, jas ganėtinai gali būti sudėtinga apibrėžti kaip priklausomybės. Pavyzdžiui, socialinių tinklų priklausomybės kaip tokios, jos nėra kaip diagnozės, bet ar galima pastebėti, kad jos panašus galbūt simptomai į priklausomybę
didelė yra, tai tikrai galima, nes vis tiek priklausomybė, jeigu kalbėtume apie socialinių tinklų priklausomybę, kokie tai gali būti, galbūt tai kokius galima simptomus pastebėti, kur galbūt galėtų suktis galvoj, kad gal čia jau priklausomybė, ar čia tiesiog žalingas vartojimas kažkoks, tai vis tiek tai gali būti labai dažnas ėjimas į socialinius tinklus, labai daug laiko gali būti praleidžiama, galbūt dėl socialinių tinklų, galbūt kyla kažkokių neigiamų pasiekmių, ne pačiam žmogui ar santykiams jo kažkokiems, tai be abejo pakenkia galbūt kažkokiam kasdieniniam funkcionavimui ir panašiem dalykam. Tai jeigu kalbėtume būtent apie tokį pateikimą, nebūtinai kaip apie diagnozę, bet kaip apie tokius galbūt simptomus ar kažkokius tokius pasireiškimus, tai tikrai jų galima pastebėti dažnai tarp jaunų žmonių, nes iš esmės labai didelė gyvenimo dalis šiuo metu tiesiog vyksta socialiniuose tinkluose ir netgi labai sunku atskirti, ar tai yra priklausomybė, ar tai yra tiesiog dėl to, kad viskas ir darbas, ir laisvalaikis, ir visas gyvenimas labai didelė dalim tenais yra persikėlęs. Tikrai neseniai teko įrašinėti dar laidą apie priklausomybę nuo darbo, tai čia kažkuria prasme taip net panašu, nes mes tiesiog esame toje aplinkoje ir net nepastebime, kad gal mes ir turim tą priklausomybę, o jeigu ir turim, tai kažkaip labai sunku iš to išeiti, nes vis tiek sukamės tame burbule, vis tiek viskas veikia per socialinius tinklus ir atrodo, čia yra mano toks klausimas, ar įmanoma kažkaip labiau, aišku įmanoma, bet tai labai sunku padaryti, tai mes gal šiandien ir pabandysim pagvildenti tą klausimą, kaipgi sumažinti, galbūt ar kartais atsiriboti nuo to socialinių tinklų daromos įtakos, kuri jau tampa šiek tiek neigiama. O dabar mes pasiklausykime muzikinės pauzės ir mes vėl pratęsime pokalbį su Mykolu Kriščiūnu. Radio stotis XFM. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Šiandien mes kalbame apie socialinių tinklų daromą įtaką ir su manimi yra Mykolas Kriščiūnas, jaunimo linijos Kauno padalinio vadovas. Ir Mykolai, kalbėjome, kad socialiniai tinklai ir priklausomybė nuo jų kartais tampa tokia nepastebima, nes lyg ir mes visi juos turime ir tikrai labai kai kurie yra aktyvūs, ir visas darbas ir mūsų gyvenimas nurodos neatsiejamas nuo tų socialinių tinklų. Ir dėl to galbūt mes kartais ir nepastebime, kokią įtaką tai daro, bet tavo nuomonė, iš tavo perspektyvos, kokią įtaką psichiniai sveikatai daro socialiniai tinklai, kurios gal kartais mes ir nepastebim ir galvojam, gal čia kažkokie kiti simptomai, gal čia dėl nuovargio, gal čia darbas, bet gal čia ir socialinių tinklų daroma įtaka visgi. Jo, tai aš kai galvoju būtent apie įtaką psichikos sveikatai, tai man norisi kalbėti apie tokias gal kelias plotmes, kaip tie psichikos, kaip šitie socialinių tinklų įtaka kokia gali būti, nes aš manau, viena tai yra turinys būtent socialinių tinklų, kad socialiniai tinklai, kaip esame įpratę, paimkim ar Facebooką, ar Instagramą, ar kokį TikToką, mes tiesiog scrollinam, einam per juos ir jie tarsi be jokio sustojimo mums išmeta kažką, ko mes visiškai kartais nesitikim, tai yra tokio kartais kontrolės praradimo tarsi jausmas, kad ar aš čia prascrollinęs, pamačiau, kaip tenais draugai susitokė ir kitas dalykas, ką pamatysiu, yra kažkas karo kažkokį vaizdą ar panašiai. Tai yra labai toksai nekontroliuojamas kartais dalykas, kuriame galima pamatyti ir labai tikrai žiaurių dalykų ir tokių, kurie su jumis gali pasilikti ir tai tikrai daro tada jau paskui įtaką psichikos sveikatai dėl to, kad tai kyla ir nerimas ir toksai neaiškumas, kaipgi paskui viskas vyks. Kita, tai man atrodo, yra tokia forma, kaip tie socialiniai tinklai vyksta. Tai reiškia, kad jie visų pirma, ką aš visą laiką mėgstu akcentuoti, jie yra socialiniai tinklai. Tai reiškia, visa tai yra paremta su socialiniu kontekstu, tai yra, kad mes matome visą laiką kitus žmonės ir apie tai yra tikrai dažnai kalbama, kad pavyzdžiui, lyginamės vieni su kitais, norime kažką turėti, įsivaizduojame, norime save parodyti kažkokiais tai būdais, mums labai lengva paskui tampa ir reklamam kažkokiam pasiduoti ir tas reklamas kažkaip tai pamatyti.
Ir būtent tai va, iš tų socialinės tokios emocijos, socialiniai sunkumai gali ir kilti labai neretai būtent iš socialinių tinklų. Ir tada, jeigu dar paimtume tą tokį kontekstą, kad jeigu mes negalime kartais, kad kiti gali daryti netgi spaudimą, kad mes būtume socialiniuose tinkluose, kad mes galbūt jaučiamės atsiskyrę, jeigu mes nesam ten kokiam Instagram'e ar Facebook'e ar dar kažkur tai. Tai man atrodo, kad tų įtampų ir spaudimo tikrai gali būti nemažai. Aš tai visą laiką norisi kažkaip tai tą išbalansuoti ir tuo, kad socialiniai tinklai tikrai turi nemažai ir naudų ir viso ko, bet bendrai tokių įtampos šaltinių, kalbant apie socialinius tinklus, tai jų tikrai gali būti nemažai. Tikrai yra tai teigiama pusė, sutinku, bet atrodo reikia labai daug tos savidisciplinos, kad iš tiesų apsisaugot nuo tos neigiamos įtakos, ką turi pasakyti, nes mes kaip ir žinom visi apie tai, šiaip daug yra kalbama pastaruoju metu apie visą tą lyginimas ir kokią įtaką daro, ar ne, kad tu matai tuos gražius vaizdus, tu matai kitų gyvenimo, kuris kartais nėra tikras ir tada tu galvoji, kad ir tu turi to pasiekti, arba kad yra lengvai pasiekiama, ar ne, ir ypač jaunimui tai daro įtaką, bet kaip tada nuo to atsiriboti, nežinau, ar turėti kažkokią savidiscipliną, nes atrodo, jeigu tu nepaustini nieko, jeigu tu nesi socialiniuose tinkluose aktyvus, kartais, toks vidinis konfliktas kyla, kad lyg ir tavęs nėra ir nieks nežino, ką tu darai ir tu toksai lyg nematomas, o kai tu parodai ir ką tu darai ir kiek tu veiki, tai kažkoks toks pasitenkinimo jausmas atsiranda, ar ne, tai kaip, nežinau, su to kovoti, ką tu pasiūlytum? Tai manau, kad vienas pagrindinių dalykų, vėlgi, aš čia kažkaip taip prisilaikau, laikydamas tai priklausomybę, gali tai būti priklausomybė, galbūt tai gali būti tiesiog socialinių tinklų kažkoks žalingas vartojimas, toksai, kad jau jaučiam, kad mums kelia žalą kažkokią ten kasdienybę, gyvenimui, visam kitam. Bet jeigu mes suvokiam, kad vartojam tų socialinių tinklų, mes juose būnam ir mes juose taip būnam, kad mums tai kelia kažkokią grėsmę, tai mano vienas gal pagrindinių tokių akcentų, ką norėtųsi akcentuoti, yra tokiai savirefleksijai, ką mes iš to gaunam. Tai reiškia, jeigu aš socialiniuose tinkluose praleidžiu visą savo dieną, ar tokią dalį dienos, kad man tai jau kenkia, tai aš kažką vis tiek iš to gaunu. Ar aš gaunu kažkokį įsivaizduojamą ryšį su kitais žmonėm, ar aš galbūt gaunu, ar įsivaizduojamą ar neįsivaizduojamą ryšį, ar aš gaunu kažkokią pramogą, ar aš gaunu kažkokią informaciją, ar kažką tai. Bet ką aš gaunu iš to, kas mane palaiko, kas palaiko mano šitą veiksmą, būtent tai, ką aš dabar kasdienybėje darau. Tai čia galbūt yra vienas dalykas, tokia savirefleksija, jeigu aš suprantu, ką aš iš to gaunu, dėl ko aš tęsiu šitokį savo elgesį, tai man tada gali būti lengviau pasižiūrėti, ar čia yra vienintelis būdas, kaip aš tą galiu gauti. Ne? Jeigu aš tarkim tenais į socialinius tinklus nuolatos einu dėl informacijos, ar tikrai čia yra vienintelis būdas, kaip aš tai galiu gauti, ar tai negali būti, nežinau, kitos informacijos priemonės ar panašiai. Čia kaip pavyzdys. Manau, kiti dalykai tai gali būti susijęs su tokia savidisciplina, kai kalbam jau apie tokį žalingą vartojimą ar dažnai apie priklausomybės, kai kalbam, tai yra labai sudėtingas dalykas savidisciplina, nes dažnai prarandam kontrolę tiesiog kažką tai darydami ir jeigu mes jau labai tokie disciplinuoti būtume, tai būtų turbūt lengva ir kažkokius dalykus mesti ar ką. Bet manau, kad galima tai daryti po truputį. Tai tarkim, galima kažkokį laiką pasiskirti, kada aš eisiu į socialinius tinklus. Ne visą dieną nekontroliuojamai, ar ten vidury nakties atsibudęs dar praskrolinsiu, bet galbūt yra kažkokie laikai, ar tam tikros valandos, tam tikros minutės, kas pusvalandį, ar kažkiek tai, kada aš tą daryčiau. Tada kokį turinį aš tikrinsiu. Tai reiškia, ar aš tiesiog skrolinsiu ir ieškosiu, kas mano ten akį patraukia, ar aš noriu pasižiūrėti, kaip konkretus ten žmonės gyvena, ar konkrečios žymybės, ar panašiai. Ir galvoju, kas dar į galvą šauna, tai toksai, kaip čia įvardint, intencionalumas. Tarkim, kad prieš įsijungdamas, tarkim, ar ten Facebooką, ar Instagramą, ar bet kokią kitą platformą, aš pagalvoju, ką aš noriu tenais pamatyti, ar ką noriu aš iš to gauti. Ar aš noriu tiesiog negalvodamas apie nieką paskrolinti, netradiciškai, ar aš noriu iš kažko pasijuokti, ar man liūdna ir aš noriu, kad pamatyti, ar kitiem irgi liūdna yra.
žodžiu, nu, va, tas intencionalumas irgi gali padėti tiesiog, nu, pasižiūrėti, ką aš noriu iš to gauti ir tada didėja galbūt sąmoningumas tuo pačiu ir didėja galbūt supratimas, nu, kad tie socialiniai tinklai manęs nekontroliuotų, bet aš labiau kontroliuočiau savo buvimą juose. Tikrai geri patarimai, tad dabar apmąstykime juos, pagalvokime, kaip galime juos pritaikyti savo gyvenime ir po to vėl pratęsime pokalbį su Mykolu Kriščiūnu. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Socialiniai tinklai ir jų daromos poveikis, štai tokia tema mes šiandien kalbamės ir Mykolai norėčiau užduoti klausimą apie tai, kaip atpažinti, ar vat jau turi tą tokią, nežinau, priklausomybę, ar tai jau žalinga, nes vieniems galbūt, nežinau, atrodo ten kokias 5 valandas praleido ir gal negalvoja, kad čia tokia problema, kitas gal vat nuo jau valandas jaučiasi nesmagiai, tai čia ar nuo žmogaus paties priklauso, ar jau galima kažkokias objektyves, nežinau, nubrėžti ribas ar požymius, kad galima sakyti, čia jau žmogus turi priklausomybę ir jam reikėtų tvarkytis. Čia vienas sudėtingesnių klausimų yra, turbūt kalbant apie visus psichikos sveikatos kažkokius fenomenus, reiškinius, tai būna labai sudėtinga kalbėti apie tokias labai objektyves kažkokias objektyvius rėžius, nes tai labai yra ganėtinai subjektyvu. Tai man tai, kad galėčiau pasakyti, ar pusvalandis per dieną, ar 5 valandos per dieną, ar kiek yra per daug jau ten socialiniai medijai, tai man tas labai yra sudėtinga, bet galvoju, čia galima kalbėti apie tokius jausmus ir savijautą, būtent kaip žmonės jaučiasi eidami į socialinius tinklus ir galbūt galvodami, kad tai yra kažkokia tai žalą keliantis įprotis. Tai aš manau, vienas iš tokių esminių dalykų yra, tai be abejo praleidžiamas laikas, tai aš nekalbėčiau apie tokias objektyvius laiko rėžius, ar tenais valanda, ar 2, ar kiek, bet tiesiog ar man jaučiasi, kad aš kažkokių dalykų net galbūt nespėju padaryti dėl to, kad aš socialiniuose tinkluose prabūnu, galbūt tai kenkia kažkokiam tai mano tenais dienos planui ar kažkam tokiam, tiesiog, kad aš net nebegaliu kontroliuoti, kiek aš to laiko prabūnu socialiniuose tinkluose. Kitas dalykas, tai yra bendrai tokia poveikis ar žala galbūt mano kasdieniam gyvenimui. Tai yra ar aš dėl to, kad aš prabūnu ar socialiniuose tinkluose, ar ten prie telefono, ar panašiai, tai pakenkia tiesiog mano, ar tai ryšiams su kitais žmonėm, ar mano kasdieniai veiklai, ar tai būtų ten mokslas, ar darbas, ar kažkokie kitokie dalykai. Tiesiog, aš prioritetą laikau savo socialinės medijos naršymą ir daugiau nieko kitą. Tai man atrodo yra tokie gal esminiai ženklai, tai vienas tai yra galbūt tas laikas praleidžiamas, kitas tai poveikis man ir mano aplinkai, kiek tai yra svarbu ir galbūt tai tuo pačiu gal yra toksai, ar tai tęsiasi ganėtinai ilgą laiką. Vėlgi aš negaliu pasakyti, ar tai turėtų tęstis 5 dienas ar mėnesį, tai čia yra kiekvienam turbūt individualu labai ir šitoj vietoj ir bet kokioje kitoje aš turbūt raginčiau labiausiai psichikos sveikatos specialistus kreiptis, bet dėl ko aš sakau apie tą ištęstumą laike, kurį laiką tenais, nes pavyzdžiui, aš atsimenu praeitus metus, kai prasidėjo praeitais metais karas, ir aš atsimenu labai daug žmonių, kurie net įprastai galbūt nebūna prie socialinių medijų ar ką, bet jie iki 5 ryto, aš žinau, ar ten Twitter'e, ar Facebook'ą, ar ką žiūrėjo tuos vaizdus, žiūrėjo, kas tenais vyksta ir panašiai, nes tai natūraliai buvo nerimas, ir po kelių savaičių, tas stabilizavosi kiekvienam, ta prasme, kad galbūt mažiau praleido laiko prie tų telefonų, galbūt dar kažkaip, tai gali būti situacijų, kada mes tiesiog galbūt net neturim išeities, ar mums tiesiog ramina tas scrollinimas ar tas žiūrėjimas, bet tai nereiškia, kad tai yra kažkuo tai būtinai priklausomybė, bet čia turbūt esminis dalykas yra savijauta. Jeigu aš jaučiu, kad socialiniai tinklai dėl bet kokios priežasties, ar dėl laiko, ar dėl kitų pasiekmių kažkokių, tai mane paveikia ir paveikia ne taip, kaip aš norėčiau, tai galbūt tai gali būti pakankamas dalykas, kad sunerimčiau dėl to, kaip aš tame jaučiuosi ir ką aš turėčiau daryti. O ar teko konsultacijų metu su jaunimu, nežinau, kalbantis, atpažinti, kad, tarkim, kažkokia problema, kurią jie turi, būtent yra dėl tokio žalingo socialinių tinklų naudojimo. Tarkim, gal kažkoks lyginimas, gal merginom, nežinau, ar vaikinam, gal merginom dažniau būna, ar ne, kad jos mato kažkokius, merginas gražias ar ne, ar modelius ir tiesiog jos siekia to tokio grožio standarto ir nepasiekia, arba, nežinau, tai ar teko
teko atpažinti ir pasakyti, gal tau reikėtų šiek tiek sumažinti socialinių tinklų naudojimą. Tai nežinau, nes, sakau, tikrai, kaip sakyti, yra tokia labai subjektyvu ir dar kol kas mes visi tam esam ir atrodo, kartais neidentifikuojame, kad būtent gal čia dėl socialinių tinklų. Aš galvoju, vienas gal pagrindinių dalykų, ką aš tikrai neretai išgirstu ir pamatau ir jaunuose, ir nebūtinai jaunuose žmonėse, kurie kreipiasi į mane ir į privačias konsultacijas ateina. Tai tikrai šiais laikais, man atrodo, vienas esminių dalykų, tai yra nerimas jaučiamas kasdienybėje. Ne, toksai nerimas, tai yra ta tokia, kaip vadina, neapibrėžta baimė, tai toksai kartais, kaip sako, nerimauju dėl kažko, tai galbūt net tiksliai negaliu pasakyti dėl ko, bet tų šaltinių nerimo, tai mes šiom dienom turim be galo daug. Ar ten pandemija ką tik praėjo, ar karas, ar ekonominiai sunkumai, ar dar kažkas, juo labiau kaip prisideda asmeniniai ar socialiniai sunkumai, tai dar sunkiau gali būti. Ir aš ką pastebiu, kai žmonės, pavyzdžiui, kai su žmonėm bendrauju ir kuriems būna ypač stipresnis kažkoks tai nerimas ar nebūtinai stipresnis, tai vienas iš dalykų, kuris tą nerimą kartais gali pakildyti, tai būna bendrai, tai sakyčiau, toksai tas telefonas, bet turbūt konkrečiai tai labai dažnai tai yra su socialiniais tinklais susiję, dėl to, kad dėl notifikacijų iš esmės, dėl to, kad jos pradeda kontroliuoti gyvenimą, nes kada telefonas suvibruoja ir išleidžia garsą, tai mūsų iš karto mintis ir atrodo ir visas dėmesys nueina tenais į telefoną, kas man parašė, kas man palaikino, kas tenais nutiko, ką Delfis parašė ir panašiai. Tokie dalykai prasideda. Ir tai pradeda, atrodo, kontroliuoti mus ir tos nežinomybės prasideda daugiau ir ką aš kitą kartą gausiu, kokią notifikaciją ar dar kažkokį pranešimą. Ir čia mano būna vienas iš tokių esminių gal rekomendacijų išsijungti tas notifikacijas, kiek galima daugiau. Ir aišku, kai kurios, kur tenais ar darbinės ar ką, nuo kurių negalima atsiriboti, bet kuo daugiau mes turim dalykų, kurie vėlgi kontroliuoja mus labiau, kurie iššaukia iš mūsų kažkokią reakciją, o ne kuriuos mes patys pasirenkam pasižiūrėti, tai tuo gali būti sudėtingiau ar būtent kas susijęs su nerimu ar su tokiais jaudinimusi kažkokiu, tai gali būti labai paspartinti. Ką pati minėjai apie kitus dalykus, ar tenais lyginimasis su kitais, ar panašiai, be abejo, tai irgi socialinių tinklų toksai vienas iš labai žalingų gali būti šalutinių veiksnių. Tai turbūt bendrai sakant, tai yra toksai socialinis, būtent tai, kas yra susijęs su socialiniam problemom, ar tai yra kažkoks tai baimė, kad iš manęs išsityčios, ar tiesiog elementarios patyčios, lyginimasis, vėlgi žiūrėjimas, kas tenais geriau gyvena, kas blogiau gyvena, galbūt netgi mano paties tyčiojimasis iš kitų, tai tokie dalykai, kurie yra susijęs su tuo socialiniu gyvenimu, kurie anksčiau galbūt gyveno tik tai tokioje, kaip pasakyti, fizinėje aplinkoje, ten tarkim tyčiotis anksčiau buvo galima galbūt tik tai mokykloje ir tik tai matant gyvai, o dabar galima žinutės rašyti ir visą ką. Tai ta forma keičiasi, turinys jisai turbūt lieka labai panašus, bet forma yra pasikeitusi ir į socialinius tinklus nemažai nuėjusi. Tikrai dar teko girdėti, kad tokia viena naujesnių tų problemų, kad, tarkim, nepalaikino ten tavo kokios nuotraukos ir mažai sulaukė laikų, tai irgi prasideda tos tokios neįvertinimo problemos, kas, nauja tokia forma, ar ne, nes anksčiau galbūt tau gyvai, su visu to susidurdavo, dabar tai viskas perėjo į virtualią erdvę ir turbūt kitai kartai, mūsų tėvams ar seneliams tai atrodo, kas čia per nesąmonė, bet visgi, kai jau esi tame, tai vis tiek tai daro įtaką ir negalima taip numoti, kad čia ne problema, visgi yra problema ir tikrai, kaip sakei, reikia labai tokios didelės savirefleksijos iš tiesų, kad teisingai naudotos socialinius tinklus ir save pastebėti ir stebėti savo mintis. Tai ačiū labai už tavo įžvalgas, dabar mes dar pasiklausysime XFM muzikinio repertuaro ir tada pakalbėsime kiek daugiau apie influencerius ir kokią įtaką jie daro ir kaipgi mes galėtume irgi teisingai žiūrėti visą tokį reiškinį kaip influenceriai. XFM. Radijas gyvenimui. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas.
Taigi šiandien mes gvildename temą apie socialinių tinklų žalą ir Mykolai kažkaip iš to, kiek kalbėjai, tai vis man tokia išvada peršasi, kad reikia tikrai labai save stebėti, reikia žiūrėti, ką tu mąstai, kokią įtaką tau daro, nes tikrai kaip ir bet kas, taip ir socialiniai tinklai, jie gali tapti priklausomybę ir tik mes galim pasakyti jau, kada jau čia priklausomybė, bet visgi labai reikia tokios išminties naudojant socialinius tinklus. Ir vienas iš tokių irgi socialinių tinklų, nežinau, nepadarinių, bet kas iškilo šiais laikais, ar ne, tai influenceriai, kurie yra virtualioje erdvėje, kurie formuoja nuomonę ir labai populiaru dabar, ar ne, yra kažkaip net ir galbūt tokia net profesija pasidarė, ne, kad tiesiog gali būti influenceris. Ir nežinau, kiek tavo nuomonė influenceriai yra gerai, blogai, kiek mes turėtume, nežinau, sekti influenceriais, o kiek galbūt, nežinau, nesekti, nestebėti, nes visgi pats tas žodis yra nuomonės formuotojas. Tai reiškia, kad tau turi suformuoti nuomonę, o lyg tu jos neturi. Tai nežinau, kaip tu atvertini šitą reiškinį. Tai vis atsimenu, kad aš negaliu pasakyti, ar yra mokslinių tyrimų kažkokių apie tai daryta, bet atsimenu, kad vienas mano pažįstamas žmogus pasakojo kažkada apie tai, kad kai vaikų šiais laikais yra paklausima, kokios yra profesijos, pagrindinės, kuriomis norėtų būti užaugę, tai kai anksčiau ten būdavo, nežinau, ar ten daktarai, ar kosmonautai, ar policininkai, dabar labai dažnai yra influenceriai arba youtuberiai. Tai tiesiog, kaip profesija, tai kaip sakai, ne, kad tikrai tai yra atskira profesija. Aš šitoj vietoj, žinai, man mažiausiai gal norisi kalbėti, ar tai yra gerai ar blogai, nes aš manau, kad kiekvienoje situacijoje yra ir taip, be jokios abejonės. Ir labai priklauso, ir šitoje vietoje, aišku, būtų labai sudėtinga sakyti, kas yra teisinga nuomonė ar neteisinga ir kas yra gera bloga, kurią reikėtų ar nereikėtų formuoti. Bet aš galvoju, vien pats tas fenomenas, kad iš vienos pusės, kad taip, kad patys influenceriai, tie žmonės, kurie tie nuomonės formuotojai, kad jie yra, tai yra vienas dalykas, bet kitas dalykas, kokio populiarumo jie sulaukia, tai man atrodo, kad jie kažką jie atliepia, tai, ko žmonės ieško. Ir šitoje vietoje, mąstant, tai mums yra labai natūralus, ir įgimtas dalykas, ieškoti kažkokių autoritetų, ieškoti žmonių, kurių mes nebūtinai klausome, bet kurie galbūt gyvena gražesnius gyvenimus už mus, galbūt gyvena tokius gyvenimus, kokius mes norėtume gyventi, turi tokius dalykus, kuriuos mes norėtume turėti. Tai yra labai natūralu, ir kad mums norisi paskui to žmonės sekti, ar bent jau žinoti, kaip jie gyvena kažkaip tai. Tai man atrodo, tas fenomenas man nėra kažkuo tai labai išskirtinis ar kažkoks vėlgi iš savęs ar labai geras ar blogas, bet mano akimis, ypač kalbant apie jaunus žmonės, ir kuo jaunesni turbūt, ar tai, jeigu kalbėtume apie paauglius ypač, ar vaikus, tai tą nuomonę gali būti lengviau suformuoti. Dėl to, kad galbūt mažiau gyvenimiškos patirties yra, mažiau yra iš ko gyvenime pačiam remtis, gali būti dar daugiau įvairių priežasčių ir tą nuomonę galima suformuoti tiek kažkokią žalingą, tiek ir ne. Tai reiškia, man atrodo, pavyzdžiui, jaunimo linijos kontekste, mes turim jaunimo linijos ambasadorius, puikius influencerius, kurie kalba apie psichikos sveikatą, apie psichikos sveikatos stigmos mažinimą, apie tai, kaip yra svarbu, apie savo emocijas kalbėti visą ką. Ir aš labai tais žmonėms žaviuosi, ar tai yra ir Dominykas Vaitekūnas, ir Gabrielė Vilkickytė, ir daugelis kitų. Tai man atrodo, kad tai yra be galo sveikintinas, tikrai žiauriai sveikintinas dalykas. Aš tuo pačiu tikiu, kad yra tų nuomonės formuotojų, kurių galbūt, ir tikslai yra visiškai kitokie, ar tenais kremus parduoti, ar tai ten dar kažką tai padaryti, pinigų pasidaryti, ar dar kažką, kas irgi yra profesija, irgi yra pragyvenimas. Man atrodo, kad būnant nuomonės formuotoju ir būnant žmogumi, kuris yra tiesiog viešas, yra svarbu suvokti savo atsakomybę. Tai, kad nori, nenori, bet tavęs žmonės, turbūt klausysis ir galbūt klausysis ne visko, ką tu norėtum, kad tu klausytumėsi. Tai dėl to tam tikros atsakomybės yra. Nemanau, kad tai turėtų kažkaip tai labai riboti tos žmonės, bet suprasti, kad apie rimtus dalykus, ypač kalbant apie sveikatą, fizinę, emocinę ir panašiai, apie tokius rimtus dalykus, kalbėti yra svarbu atsakingai, o ką iš to pasiima jauni žmonės, kiti žmonės, sunku yra numatyti, bet kad tai gali padaryti ir naudos, ir žalos, tai galima apie tai galvoti jo.
Taip, tikrai sutinku, kad reikia žiūrėti ir turinį, ar ne, ir kad galima ir teisingai panaudoti visus dalykus. Visgi man toksai, kalbant apie influencerius, ar ne, toks piešiasi, kažkokia prasme, ne visai ta tikra realybė dažnai atspindima, nežinau, tas toksai ne visai tikras gyvenimas ir kartais žmonės galbūt siekia to arba, nežinau, galvoja, kad čia yra ta tikroji gyvenimo prasmė, gyventi taip kaip jie, arba turėti tai, ką jie turi, arba kad tai labai lengvai pasiekiama, arba kad reikia irgi labai daug, tarkim, dirbti ir tada jaunimas perdega. Žodžiu, tokių visokių, labai reikia išmintingai žiūrėti, atsirinkti visą tai, bet kalbant, jeigu žmogus, nežinau, arba įmonė, ar ne, mes visi suprantam tą socialinių tinklų žalą, ar tu galvoji, kad geriau, tarkim, visiškai nutraukti socialinių tinklų vartojimą, nes, tarkim, mes esam prieš tą priklausomybę socialinių tinklų ir mes visiškai gal išeisim iš tų socialinių tinklų ir nebūsim ir tik gyvai, kad skatintume, žodžiu, tą tokį gyvą bendravimą, ar visgi galvoji, kad, kodėlgi ne, tiesiog išmintingai naudoti socialinius tinklus ir tada jaunimas žiūrėdamas ir tą nelabai gerą turinį, pamatys ir gerą turinį, žodžiu, ir kažką gero visgi išsineš. Mano pirma mintis tai yra vienareikšmiškai, kad nenutraukti, bet, kad ne įrankyje yra blogis, bet tai, ką mes su juo darom, yra ir gėris ir blogis viename turbūt. Tai man atrodo, kad socialiniai tinklai yra įrankis, bet kokia atveju. Tai turbūt jisai yra prasidėjęs nuo to, kad padėtų žmonėm susisiekti vieniems su kitais, ne? Tai yra dar viena komunikacijos priemonė. Jinai šiais laikais yra patapusi visiškai kitokia negu galbūt pradžioje. Dabar daug yra ir visokių ir algoritmų ir visoko, kurie galbūt labai stipriai mus pačius kontroliuoja. Aš tokiose situacijose atsimenu, aš dabar neatsiminsiu tiksliai ten tikrų pavardžių ar ką, bet atsimenu apie tai, kad tų didžiųjų technologijų įmonių vadovai savo vaikams neleidžia naudoti socialiniais tinklais ar technologijom. Jie jau gerai atsimenu, man atrodo, Steve'as Jobsas neleido ar ten iPad'ų naudotis ar ką savo vaikams, žinodami, kad tame yra kažkokios gali būti pasiekmes ar panašiai. Tai man atrodo, yra svarbu suprasti, kad mes galim būti kiekvienas pažeidžiamas, būtent žalingam tokiam socialinių tinklų vartojimui ir tame sąmoningumas turėtų būti labai didelis. Tuo pačiu, man atrodo, socialiniai tinklai taigi ir leidžia susisiekti su žmonėm, kurie yra visiškai kitoj pasaulio pusėje. Leidžia susisiekti su žmonėm, kurie galbūt turi tam tikrą negalią, kuri neleidžia akis į akį bendrauti, bet galbūt leidžia bendrauti neišeinant net iš namų ar nepasitelkiant kažkokių stebuklų ar dar kažko. Tai man atrodo, yra svarbu suvokti, kam tas įrankis yra geriausiai pritaikytas ir svarbu suvokti, kad jisai gali būti mums žalingas kažkaip tai. Ir ar tai yra įmonės lygmenių, ar tai yra asmeninių lygmenių, ar dar kažkokių tai lygmenių, yra svarbu pasimatuoti ir pasitikrinti karts nuo karto, ar aš čia ne per daug laiko praleidžiu, ar dėl to nekenkia mano kažkoks tai vienoks ar kitoks gyvenimas, ar mano dėmesys tenais vienaip ar kitaip nesikeičia, kas man atrodo šiuo metu yra labai dažnas dalykas, kad, pavyzdžiui, naudodami socialinius tinklus, žmonės net gali būti ar dėmesys kažkaip tai pradeda šokinėti, ar tenais trumpalaikė atmintis gal pradeda šokinėti. Nebūtinai dėl socialinių tinklų tai gali būti, bet yra kartais pastebima, kad nuo to, kai TikTokas pradėjo populiarėti prieš kelis metus, tai galbūt ir vaikų tas dėmesys pradeda keistis, vaikų ar kitų žmonių, kurie naudojasi socialiniais tinklais, nebūtinai TikToko ar ką, tiesiog, kad tai, nes socialiniai tinklai, tai yra toksai, kaip sakyt, greitas apdovanojimas, kad greitai aš tenais palaikinu, greitai man palaikina, greitai kažką sužinau, visą kitą, ir tada tikras gyvenimas, tai jisai lėtas gali būti. Ten lėtai mes susitinkam su žmonėm, ne visą informaciją iš karto sužinom, visą kitą. Tai labai yra svarbu ir svarbu turbūt nepamiršti, kad tas tikras gyvenimas, realybė ir gyvas bendravimas, kad jisai yra tikrai irgi be galo svarbus ir kad jis negali pakeisti kažkaip tai tų socialinių medijų ir viso ko. Tai tą įrankį aš, taip reziumuojant šitą klausimą tavo, tai to įrankio aš kažkaip tai nelinkiu atsisakyti, bet suprast, kad jisai gali būti tikrai ir žalos kažkaip tai atnešti ir naudos. Tai tiesiog visą laiką yra svarbu kažkaip tą sąmoningumą įjungti ir pasižiūrėti, ar šiuo metu labiau naudingas jisai ar žalingas man.
Taip, o tas būna ir sunkiausia dėja jungti tą sąmoningumą. Gerai, dabar mes dar pasiklausysime muzikos ir galbūt per tą laiką apmąstysime, kaip galime įjungti tą sąmoningumą, ar galbūt ar jau peržengiam tą ribą, kur socialiniai tinklai per daug veikia mūsų gyvenimą neigiamai. Tad po trumpos muzikinės pauzės pratęsime pokalbį su Mykolu Kriščiūnu. XFM. Radijas gyvenimui. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Tęsime pokalbį ir kalbame su Mykolu Kriščiūnu, kuris yra jaunimo linijos Kauno padalinio vadovas, psichologas ir manau, kad daugelis esate girdėję Mykolą, tikrai tenka pamatyti ir socialiniuose tinkluose ir tavo paskaitų temas ir tikrai ačiū už tai, ką darai ir kažkaip iš viso to, ką mes kalbėjom ir dabar dar aptarėm per muzikinę pauzę, kad tikrai mes gyvename tokiais laikais, kai neįmanoma kaip ir atsiriboti nuo socialinių tinklų, mes visi esame kažkiek paveikti ir turbūt nebūtų tai išeitis visiškai ištrinti visas savo paskyras, ten neturėti telefono, išmaniojo kompiuterio, žodžiu, kad vis tiek, kaip ir mes esame tame, bet kaip ir sakai, kad tiesiog reikia išminties, reikia savirefleksijos, reikia tuos naudoti būdus ir žiūrėti į save, kokią įtaką tai daro. Ir, nežinau, norėtųsi apibendrinti laidą ir mes kalbėjome apie tai, kad socialiniai tinklai jie vis tiek suteikia kažkokius jausmus, ar ne, tiek neigiamus, tiek teigiamus ir kartais mes galbūt ir norime nuo jų atsiriboti ir girdėjau viena tokių strategijų, kad žmogus iš viso nežiūri žinių, nežiūri neigiamų naujienų, nes kokia čia prasmė, vis tiek viskas kartojasi ir tada tu stengiasi tada visiškai atsiriboti nuo to ir nežinoti, kas vyksta ir tada tiesiog gyventi savo ramų gyvenimą. Tai galvoju, gal tokia visai ir gerai išeitis, tiesiog, nežinau, savo bendrauti su žmonėm, bet kaip ir nežinoti per daug, kas čia aplinkui vyksta, kaip ir minėjai, ar ne karas tikrai mus paveikia ir visos naujienos ir gal tiesiog atsiriboti, nieko nežinoti ir ramiai savo gyventi. Jo, aš mąsčiau apie šitą dalyką irgi galvoju, vienas dalykas, kiek tai iš vis įmanoma yra, ne šiais laikais, ta prasme visiškai nieko nežinoti ir atsiriboti, nes iš visų pusių, ar tai būtų socialiniai tinklai, ar televizija, ar ten kitos medijos, ar panašiai, vis tiek šaudo iš visų pusių, ta prasme šaudo iš metaforinės pusės, aišku, karo kontekste gal čia prasta metafora yra, bet tuo pačiu galvoju, kad ir susidūrus su kitais žmonėm, labai dažnos temos yra tos, kurios yra gyvos, ne? Tai yra, ar šiomis dienomis tai gali būti vieno ar kito karo tema, ar tai būtų ar ten pandemijos, ar vėlgi ta recesija, ar dar kažkas, tai labai dažnai susidūrus su žmonėm, dažnas klausia, ar matei tą postą Facebook'e, ar matei tenais kas ką įkėlė ir panašiai. Tai, yra rizika, kad mes tiesiog atsiribosim nuo pasaulio tiek, kad net nesuprasim, kas tam pasaulyje vyksta, ar tenais plačiajam pasaulyje, ar ten mūsų draugų rate, ar dar panašiai. Ar tai yra gerai ar blogai, aš nežinau. Man atrodo, kad čia yra kiekvieno žmogus turbūt asmeninis pasirinkimas, kiek jisai naudojasi socialiniais tinklais, kiek jisai pasirenka žinoti ir žiūrėti tenais apie gyvenimą ir apie pasaulį ir visą ką. Vieni žino daugiau, kiti žino mažiau, kai kurie turbūt gyvena visiškai ten be telefono ar be technologijų ir turbūt gyvena visiškai normaliai. Bet aš manau, kad šitoje vietoje tikrai galima atrasti kažkokį ir vidurį, kad nebūtina yra turbūt eiti į visiškus kraštutinumus, kad arba aš tenais visiškai be telefono gyvenu ir užsikalu sienas ir visą ką, arba aš turiu 24 valandas per parą žinot, kas vyksta tenais vienam ar kitam ten socialinio tinklo kampe. Tai man kažkaip norisi kalbėti apie tą, ką mes kalbėjom, apie sąmoningumą, apie būtent kažkokį laiką, kurį mes skiriam socialiniams tinklams, apie tai, kad mes kontroliuotume tą laiko, ne tas laikas kontroliuotų mus, bet šitoj vietoj, kad gal kažkaip tai kartu nepamirščiau ir tokio, nes daug kas galvoju, ką mes kalbėjom, tai yra per tokį individualų lygmenį, ką aš pats padarysiu. Ir su tuo, ką aš pats padarysiu, tai yra labai pavojingas toks dalykas, nes jeigu aš jau šiaip prastai jaučiuosi, tarkim, įmam socialinius tinklus, ne? Aš jaučiu, kad aš turiu, mane kelia žalą kažkokią, aš tai galbūt jau vadinu, ar tai priklausomybė ar nepriklausomybė, nežinau, bet jie man kelia žalą kažkokią, aš jaučiuosi kažkaip tai, ar ten menkavertis, ar dar kažkokie jausmai kyla,
aš jaučiu kaltę, kad aš naudoju tos socialinius tinklus ir tarkim, aš išgirdau psichologą šneka apie tai, kad reikia reflektuoti, reikia tenais kontroliuoti, reikia dar kažką tai ir man tas nepavyksta, ir aš tada dar labiau nusiviliu tuo, kad aš jau žinodamas tos patarimus, jau žinodamas ten rekomendacijas kažkokias vis tiek aš to nepadarau. Tai man atrodo, kad tai yra rizikingas dalykas vienam žmogui iškrauti visą tai, nes tiesiog labai didelė dalim šiuolaikinė visuomenė, visi šitie socialinių medijų programėlės, telefonai, yra sukurti, kad naudotųsi mūsų didelė dalim biologija, kad mes naudotume jas vėl ir vėl. Tai visą tai susikrauti vien savo atsakomybę, tai irgi yra labai naivu ir nepamatuota būtų tokia atsakomybė. Tai aš kažkaip raginu nepamiršti ir to tokio socialinio aspekto, kas man gali padėti dar iš išorės. Ta prasme, kad ne vien tie patarimai, ne vien tai, ką aš išgirdau ar ten sužinau, bet lygiai taip pat artimųjų aplinkoje, tai šeima, draugai, antros pusės, dar kažkas, tai gali būti ar tai emocinės paramos savanoriai jaunimo linijoje, irgi tikrai mes sulaukiam skambučių, žinučių apie tai, kad žmonės susiduria, ar tai ten su kažkokiais žalingais, su tuo, ką veikia kažkaip, tai ir tai jam kelia žalą, tai gali būti psichikos sveikatos specialistai, tai reiškia psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai, kurie irgi gali padėti ir reflektuoti ir įsivardinti tam tikrus dalykus ir tas ribas aiškiau nubrėžti. Tai kažkaip man tas kraštutinumai man nėra labai viliojantis toksai variantas, nes jie tikrai gali labai apriboti, ypač žinant, kokie mes laikotarpį ir kokie mes pasaulyje esam. Ir labai tikėtina, bent jau kaip dabar atrodo, niekad nebus taip, kaip buvo. Nebus taip, kad mes visas savo žinias sužinom tik tai ryte, atsivertę laikraštį ir įsijungę televizorių. Mes galim viską visą laiką sužinot ir tikėtis, kad pasaulis kažkaip pasikeis atgal, tai yra naivu, bet ieškoti būdų, kaip mes galime eiti su tuo į priekį ir galbūt taip, kad mums tai būtų patogu, tai manau tikrai įmanoma. Taip, iš tiesų prisimenu tokią močiutę vieną, kuri kalbėjo, kad čia važiuoja traukiniu ir mato jaunimas vien tik į telefonus įlindę ir žodžiu, ir tokia kritika tos vyresnės kartos dažnai yra jaunimui, bet visgi, pagalvojus, kad su tuo telefonu gal nežinai, gal jis skaito knygą ar ne, gal kažkokia naudinga informacija irgi tikrina, tai tikrai mes galim ir naudingai panaudoti tos socialinius tinklus ir apskritai visas tas šiuolaikinės technologijas ir tik nuo mūsų priklauso, ar ne? Tai labai tikrai gera ta įžvalga, kad nebus taip, kaip buvo, negalim žiūrėti ir negręžtis į žmonės, kurie gyveno prieš 100 metų ir su jais lygintis, bet tikrai žiūrėti, ką galim padaryti su to, ką turim. Ir žinoma, kaip sakei, gali būti, kad vis tiek ta priklausomybė nuo socialinių tinklų slepia ir kitas problemas, ar ne? Kad tai yra kažkokios ar nevisavertiškumo, ar noro atsiriboti nuo kažko, toksai noras gauti tą trumpalaikį pasitenkinimą ir, kaip ir sakei, reikia turbūt su jom dorotis ne vienam. Tai čia jau irgi mes turime įsivardinti tai, suprasti, bet manau, galime žinoti, kad yra išeitis ir kad visgi galim kažkaip suderinti tą. Ir Mykolai, tiesiog pabaigai paklausiu, ar tau pavyksta išmintingai naudoti socialinius tinklus, ar nežinau, ar visgi tenka irgi pakovoti, kad kažkaip tą balansą atrastum. Oi, galvoju, ar paklausi šitą ar ne. Jo, nelabai man šitas dalykas pavyksta, kaip kada. Aš galvoju, kad pavyzdžiui, kalbant, kad pavyzdžiui, paėmus kokį Facebooką, kad tenais yra nemažai, ir mano ten tokio iš laisvalaikio pusės yra dalykų, ta prasme, kuriuos man patinka skaityti, kuriuos man patinka matyti, ar tai būtų draugai, ar nedraugai, ar kažkas tai, bet yra ir tokių darbinių dalykų, nuo kurių man pasidaro sunku atsiriboti. Ne tai, kad aš išjungsiu telefoną ir nematysiu, bet tai yra, mano darbas su savanoriais yra labai nemažai socialiniuose tinkluose ir visą ką. Tai kai sunku yra apriboti tokius dalykus, kai reikia dėl darbo, ar reikia dėl dar kažkokių tai dalykų, tai tampa ganėtinai sudėtinga ir tuos dalykus kontroliuoti. Ką aš pastaruoju metu labai stengiuosi praktikuoti ir kuo aš džiaugiuosi, kai pavyksta ir nesidžiaugiu, kai nepavyksta, tai yra savaitgaliais nesinaudoti visiškai socialiniais tinklais, kiek tik tai galiu. Tai manau, kad
Tai tas man kažkaip tai jaučiu, kad mano po savaitgalio būna švaresnė galva labai dėl to, nes kai jausdavau, kad aš ten jeigu visą dieną nieko neveikiu ir tik tai žiūriu ar ten kažkokius video ar dar kažką, tikrai man būna dar gerokai sudėtingiau. Tai aš stengiuosi tą sąmoningumą pasiekti kažkokiais tai būdais, bet čia vėlgi turbūt yra svarbu kalbėti, kad tai yra siekiamybė ir kad nereiškia, kad jeigu man vieną kartą nepavyko, tai aš turėčiau nebesistengti. Tai yra toksai, čia yra įpročio dalykas, kaip mums susiformavo įprotis būti socialiniuose tinkluose, kaip mums susiformavo visokie kitokie įpročiai, taip ir reikėtų įdėti tų pastangų ir laiko, kad susiformuotų kažkokie kiti, ar tai kalbėtume apie sąmoningumą ar kažkokius kitokius dalykus, kurie mums yra svarbus. Labai ačiū. Jūs girdėjote Mykolą Kriščiūną, Judimo linijos Kūno padalinio vadovą ir psichologą. Ir su jumis buvau aš, Gabrielė Krulytė. Tad laidą jau baigiame ir tikrai ko palinkėsiu, tai tos išminties ir turbūt gyventi ne tik toje virtualioje realybėje, bet ir tikroje realybėje ir puoselėti tuos santykius ir su žmonėmis, su šeimos nariais, draugais, nes iš tiesų, bent jau kiek iš mano patirties, tai tikrai neatstoja tas virtualus bendravimas ir socialiniai tinklai gyvo bendravimo, gyvo santykio ir tikrai, kaip pat ir Mykolas sakė, riboti, kartais ir savaitgalį nesinaudoti ir aš irgi tą patį pastebėjau, tikrai švaresnė galva ir kažkaip netiek daug galbūt tą erzulio ir tiesiog tokia didesnė ramybė yra, nes nežiūriu tos visus notificationus ir ten kas ką parašė. Tad ačiū visiems, kurie klausėtės. Primenu, kad klausėtės laidos Jaunimo kodas, kuri yra projekto Laikas klausti ir suprasti dalis ir šį projektą iš dalies remia Radio, spaudos ir televizijos rėmimo fondas. Ačiū visiems, kurie buvote ir iki kitų kartų. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo ir tokiu būdu sekti visas mūsų naujienas. Taip pat pasidalinkite šiuo įrašu su savo draugais bei artimaisiais. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjote.